plėšysim į gabalus tuos Kolorado vabalus ir bulvės vėl žydės. Ir mylimam kolūkyje pakėlė žemės. Poema Metai – tai kūrinys, kurį Kristijonas Donelaitis paskyrė Lietuvos būrų švietimui. Čia nagrinėsime išmintį, kurią autorius perteikė valstiečiams pasitelkdamas gamtos vaizdiniais, būrų ir ponų moralės analizę ir pamokslus primenančiomis eilutėmis. Metuose geriausia gyvenimo mokytoja yra gamta, bet autorius taip pat apjungė ją su pietizmo idėjomis, sukurdamas sudievintą tobulos gamtos paveikslą. Pagrindinė pamoka randama gamtoje – tai susitaikymas. Metų ideologija skatina prisitaikymą, o ne gyvenimo keitimą į palankesnį savo. Tai, kas randama gamtoje, yra sukurta Dievo, todėl tai yra tobula. Tad pokyčiai yra prieštaravimas religijai, tradicijoms ir pasauliui. Šis susitaikymas leidžia žmogui turėti stabilesnį, ramesnį gyvenimą, nes jis gyvena pagal kintantį gamtos keitimo ciklą, kuris kartojasi metai po metų. Ruduo, žiema, vasara ir pavasaris, kiekvienas sutinkamas su tam tikrai susijusiais darbais, neįskiriamas kaip liūdnasis ar linksmasis metų laikas. Iš tiesų, ši pasaulėžiūra primena stoikų filosofiją, kuris skatina asmenį be baimės priimti gyvenimo sunkumus, susitaikyti su jais ir gyventi toliau. Šis požiūris padeda suvokti, kad tu nesi išskirtinai nubaustas dėl nelaimės, bet kad nelaimės yra gamtos dalis, neišvengiamybė, visai kaip ir laimingos akimirkos. Tad nėra prasmės jas bijoti. Kita svarbi Donelaičio iškeliama idėja – moralinės dorovės vertė. Kalbant apie tai, neįmanoma nepaminėti ponų. Šie aukštesniojo socialinio sluoksnio atstovai autoriaus perteikimi kaip žymiai prastesni žmonės dėl savo poelgių. Šis ponų pateikimas puikiai iliustruoja skirtumą tarp materialinių ir dvasinių turtų. Nors būrai yra biednesni, turi mažiau laisvo laiko, pramogų, yra laimingesni dėl krikščioniškų dorybių puoselėjimo. Darbštumas jiems suteikia stiprybės, imunitetą ligoms, jų bendruomenė vieningesnė, draugiškesnė. Ponų nukrypimas nuo Dievo tradicijų jos daro tingius, silpnus, savanaudiškus. Metuose galime rasti ne tik motyvacinių pamokslavimų, bet ir neutralių gyvenimo tiesų. Nepaisant žmogaus gerumo, jam gyvenimas gali vis tiek nenusisekti. Doriausiais laikomas veikėjas Pričkus yra sumuštas iki mirties godaus pono, kito vėžlių babūro namas sudegintas dėl kažkokio varno medžiotojo, o vienintelis gerasis ponas jau nebegyvųjų tarpe. Bet tai nereiškia, kad autorius smerkia pastangas. Vėžlibasis gyvenimas nėra tik dėl pačio individo. Tai altruistiškumas. Dori žmonės sukuria geresnį gyvenimą visai bendruomeniai, tai padarydama patį gyvenimą vertingesnį. Donelaitis pastebi dar vieną iš pagrindinių gyvenimo tiesų. Nėra nieko, kas absoliučiai juoda arba balta. Nors daugumą ponų patikimi kaip išpuikėliai, jų gretose kažkada buvo geras ponas, kuris užstodavo būrus, jas mokydavo. Pats ponų socialinis sluoksnis nėra smerktinas. Jie turi potencialą bendradarbiauti su būrais ir juos išmokyti. Užsieniečių įtaka taip pat piktina autorių dėl tradicijų keitimo ir lietuvybės išsižadėjimo, bet jis pripažįsta, kad atvykėliai taip pat gali skatinti lietuvius puoselėti savo tradicijas, parodyti savo tautos kultūrą, nenusileisti kitiems. Galiausiai pateisinamas netgi tinginys. Donelaitis jiems suteikia galimybę paaiškinti savo filosofiją, paremtą gyvenimiškais pavyzdžiais, dėl kurio jis mano, kad efektyviausias gyvenimo būdas yra veikti kuo mažiau. Tad kaip šie pamokslai aktualūs 21 amžiaus žmogui? Visų pirma, pagarba gamtai. Turbūt nereikia ilgai diskutuoti šią temą, kad suprastumėme, kaip tai aktualu. Bijome savo pačių pridirbtos žalos gamtai, bet esame per daug priklausomi nuo jos niokojimo ir keitimo, kad galėtume išstoti iš šio destruktyvaus proceso. Toliau, gyvenimo filosofija. Šiuolaikinė visuomenė neįsivaizduojama be kapitalizmo, kuris atakuoja ne tik mūsų ekonominį, bet ir psichologinį gyvenimą. Ši ekonominė sistema skatina žmonės siekti daugiau iš gyvenimo, bet taip pat sukuria materialistišką pasaulėjautą. Pasisekimas gyvenimą asocijuojamas su uždarbiu ir nuosavybių kiekiu. Šventės, turinčios altruistiškas šaknis, paverčiamos komercinėmis. Netgi laikas virsta savotiška valiuta, kurią galima švaistyti. Metai šiam materialistiškam žmogui gali priminti, kad pasaulis gali būti ne tik kvantifikuojamas ir planuojamas, bet patiriamas dabartimi.
Ironiška, bet daugiau žinių, įgūdžių ir galimybių turintys šiuolaikiniai žmonės tik svajoja apie būriškos filosofijos gyvenimą šią dieną. Tiesa, kad pietizmas nemotyvuoja siekti tobulinti gyvenimą, bet jis gali leisti susitaikyti su vidutinišku gyvenimu. Taip, šis sakinys instinktyviai atrodo neigiamas. Tai pasidavimas, talento švaistymas. Vėl tas švaistymas, tiesiog negalime pabūti ramiai. Bet reikia nepamiršti, iki šiandien gerbiamo budizmo. Ši religija, panašiai kaip metų pasakotojas, skatina žmogų gyventi kartu su gamta, turėti tiek, kiek reikia, džiaugtis pačia būtimi, gyventi dorovingai. Žinoma, nepažįstamos kultūros idėjų taip nepeikiama kaip savo žinomus protėvius. Toliau galime paminėti patriotizmo temą. Jie aktuali šiandien kaip niekad, anglėjimas paveikia visą pasaulį, skaitant ir Lietuvą, bet ši tema mūsų vargšiai šaliai tinka ir tiko visada, tad galime tik padėti varnelę prie šio aspekto metų nuopelnų sąraše. Galiausiai turime dar vieną pamoką, kuri šiais laikais labai paplitusi. Tai mokslo įkandamumas. Donelaičio inovacija – regresija kalbos kultūroje, bet dėl labai gero tikslo – padaryti savo kūrinį prieinamą norimai auditorijai. Šiandien tai praktikuojama daugelio žmonių. Televizija, radio laidos, žurnalai ir, žinoma, internetas. Svetainės, netgi tokios kaip YouTube, suteikia galimybę mokytis kiekvienam. Taip, kaip jis tik pageidauja. Galim mokytis apie kvantinę fiziką, biologiją, filosofiją, istoriją ar net metų išmintį. Tau suprantama ir prieinama kalba. Taigi, nors paskaičius Donelaičio kūrinį galvoje, to jau pat pradeda kurtis tokie vaizdiniai. Suteikus kūriniui laiko, arba perskaičius žymiai suprantamesnės analizės, išanalizavus jo idėjas, ima aiškėti šio didaktinio kūrinio intelektualumas ir drįsčiau sakyti genialumas. Vienu žodžiu, ne viskas šūdas, kad šūdus smirda.